patys vieni pirmųjų buvo ranką pakėlėme ir pasakėme, kad taip, šitas projektas yra laukiamas čia, Lietuvoje, Vilniaus rajone. Na ir šiandien tai tapo realybė. FIFA finansuoja dalis šito objekto įrengimą, tai reiškia visą dangą, aikštelę ir panašiai. Mes į savo pusę savivaldybės irgi prisidedam. Na ir Riešėje, kur tikrai ir tų viešųjų erdvių stokojam ir panašiai, turėsim dabar puikią terpę, kur galės visų pirma treniruotis jaunimas, galės vykti užimtumas įvairūs ir tikrai džiugins šitą erdvę pavasarį ir vasarą visus mūsų gyventojus. That 1 year ago, the FIFA president Gianni Infantino announced the launch of this project. And right after, I received a call from the Lithuanian Football Administration saying, we are interested and we would like to install this pitch here in Lithuania. And from this point, we decided straight away to provide support to the Lithuanian Football Federation so they could install this pitch. So at the end, it was very simple and very easy as well. Akademija, klubas, tikrai matom tas investicijas į sporto infrastruktūrą Vilniaus rajone, matom jo dydį, apimtis, kaip keičiasi ir tobulėja, tai būtent tas ir nulėmė, kad šiandien startuojame su šiuo projektu Vilniaus rajone. Labai smagu, kad tokios mažos arenos gerai pritaikomos, kad kuriasi būtent tose bendruomenėse, kurie turi labai daug vaikų. Šiaip labai džiugu, kad Lietuvoje atidarome aikštės, tikimės ir stadionus atidaryti, kada tik geriau. Neturėjom tokių sąlygų kaip čia, bet užaugom kieme su kamuoliu, mėgavomės tuo, tai labai džiugu, kad vaikai gauna tokias sąlygas, galės mėgautis futbolą ir tik... Tai smagu, kad tokie projektai yra ir bus smagu pasižaisti prieš mūsų transinės vaikučius. Tai net nebejoju, kad jie tikrai gaus gerų emocijų prieš legendas, prieš futbolininkus, kurie žaidė aukštam lygiui. Kuo daugiau tokių erdvių, tuo geriau. Nes kai yra erdvė, yra aikštė, yra ir galimybės.